Sveiki, esu Rankės OB vadovas. Šiandien pašnekėsim apie vijos pjūvimo robotus. Kaip teisingai išsirinkti. Mūsų ekspertai dažniausiai užduoda pirmą klausimą, tai koks yra sklypo dydis. Nuo sklypo dydžio priklauso, kokio gamintojo, modeliuko, roboto mes galim pasiūlyti, kuris labiausiai tinka jūsų nurodytam sklypui. Dažniausiai antras klausimas būna sklypo sudėtingumas arba reljefas. Dažniausiai atsižvelgiame tai, ar turi sklypas nuolydžio ir kokiu kampu. Nes ne visi robotukai gali paimti pakankamai didelį kampą, tai pagal tai mes ir parenkam robotuką. Tai dažniausiai, jeigu yra sklypas su daug takelių, krūmų, medžių, nuo to ir priklauso, ant kiek išmanaus roboto reikia. Paprastesni robotai gali susidoroti tik tai su įprastu sklypu. Jeigu yra sudėtingas, tai reikėtų rinktis išmanesnį, geresnio gamintojo robotuką. Skirtingi robotukai turi skirtingą pjovimo algoritmą. Didžioji dalis robotukų šienauja chaotišku būdu, kai kurie robotukai šienauja linijiniu būdu. Chaotišku būdu yra didesnė tikimybė, kad robotukas užvažiuos ir už pačius sudėtingiausius kampukus, o kai mes šienaujam linijiniu būdu, kaip papildomos kliūtės, gali palikti nedašienautą sklypą. Tai chaotišku būdu visgi yra tikslesnis ir pilnavertiškas nupjovimas, bet kai kurie vartotojai sako, kad linijiniu būdu atrodo veja gražiau. Robotų veikimo principas yra toksai, jisai šienauja jūsų sklype, jeigu atsiranda kažkokia kliūtis, jis atsitrenkia ir važiuoja kitą kryptimį. Kuo sudėtingesnis sklypas, tuo sunkiau robotukui jūsų sklypą nušienauti tolygiai ir gražiai. Tai kuo išmanesnis robotukas, tai jisai geriau orientuojasi jūsų sklype ir pakankamai lengvai susidoroja su įvairiom kliūtim. Robotus skirstom su instaliavimo arba be instaliavimo kabelio. Tai reiškia, robotai, kuriem reikalaujamas yra instaliavimas, jie jūsų sklypą atpažįsta pagal perimetro laidą. Šitą dalyką atlieka arba mūsų ekspertai, galima padaryti tai ir pačiam, atvedus jūsų perimetrą laidų. Taip robotas orientuojasi, koks yra jūsų sklypas, kuriuose vietose reikia šienauti arba kurias vietas reikėtų praleisti ir palikti. Belaidžiai robotai dažniausiai skirstomi pagal ploto dydį. Ir turim dabar šią dieną 4 gamintojus, kurie pristatė robotus, kurie nereikalauja instaliavimo. Visi naudoja skirtingas technologijas. Kokią technologiją geriausia pasirinkti, aišku, čia reikėtų jau žiūrėti būtent jūsų sklypą. Šiai dienai populiariausi belaidžiai robotai turi skirtingas technologijas. Viena pagrindinių yra GPS, bet tam reikėtų, kad sklypas turėtų prieinamumą, tai reiškia atvirą plotą, kad pagautų tą GPS signalą. Kai kurie robotukai jau turi ir GSM. GSM pagalba arba mobilaus ryšio pagalba robotukas geriau orientuojasi jūsų sklype ir didesnė tikimybė, kad suras greitai savo kelią iki pakrovimo stotelės. Sklypams, kurie yra didesni negu 15 arų, belaidžiai robotai dažniausiai orientuojasi pagal GPS arba taip vadinamą RTK sistemą, kur GPS pagalba jūsų sklypą atpažįsta ir nustato vietas, kur yra nušienautas plotas arba ne. Mažesni robotukai, jie atpažįsta sklypą arba radaro pagalba, arba kameros, kur fiksuoja žolę ir atpažįsta kliūtis, kurios reikėtų nušienauti arba ne. Iš tokių funkcijų, kur renkasi mūsų klientas iš robotukų, tai yra su 4 ar 3 ratukais varomas robotas. Geresni robotukai ant 4 ratų jie labiau stabilus ir geriau pravažiuoja nelygumus arba sudėtingesnį landšaftą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį į roboto ratukus. Kai kurie robotai turi platesnius guminius ratus, taip jie užtikrina geresnį sukibimą su veja ir netgi prie sudėtingesnių sklypų geriau nušienauja veją. Taip pat, jeigu pas jūs idealiai veja, galima rinktis robotuką su ašmenėlėm, tai maži peiliukai, jie kaip skustuvas nupjauna jūsų žolę arba su galingu peiliu. Jeigu nėra idealiai veja arba yra pasitaikančių kliūčių, tokių kaip kankorėžiai, obuoliai arba pagaliukai, tai šitas peiliukas labai atsparus smūgiam ir netaip dažnai reikės jį keisti arba galąsti. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kiek robotukas palieka žolės nenupjautos prie pat krašto. Peilis,
kuris eina arčiau roboto krašto, mažiau reikalaus nupjauti žolę su trimeriu. Išmanesni robotukai turi GPS ir GSM arba vieną iš jų. Tokiu būdu jūs galite pilnai sekti ir valdyti jį nuotoliniu būdu. Kai kurios robotukus galima valdyti pulteliu, kurie randasi ant pačio robotuko. Išmanesni robotai turi GPS, GSM, Bluetooth, kur galima naudoti ir valdyti robotą nuotoliniu būdu. Robotai, kurie turi GPS arba GSM, galima ne tik valdyti, bet ir matyti, kurioje vietoje jisai dabar randasi, ką jisai daro ir nustatyti parametrus esant toli nuo jūsų sklypo. Šiai dienai turime asortimente robotus, kurie gali nupjauti iki 3 hektarų ploto. Jie daugiau aišku, orientuojasi GPS pagalba savo sklype, turi geresnius ratus, geresnius peilius ir labai galingus akumuliatorius. Kai kurie robotukai darbo principas yra toksai, kad jisai turi išvažiuoti per dieną apie 5 kartus nušinauti jūsų sklypą. Su galingesnė baterija robotukai tai padarys per 2-3 kartus. Taigi, jeigu norit, kad jūsų sklype robotas praleistų mažiau laiko, geriau rinktis galingesnę bateriją, turinčius robotus. Kai kurie robotai turi lietaus daviklius. Ką tai duoda, tai dažniausiai, jeigu prasideda lietus, robotukas grįžta į stotelę ir laukia, kol lietus pasibaigs. Taip mes užtikrinam, kad veja nebus pjaunama per lietų ir robotukas nebus purvinas. Visi robotai gali šienauti žolę per lietų, bet tai nėra patartina. Jeigu robotas turi lietaus daviklį, jam galima nustatyti, kad per lietų jisai pasikrautų arba pabūtų stoteliai ir kai lietus pasibaigė, mes tada tęsiam darbą toliau. Beveik visi robotai yra apsaugoti arba PIN kodais, arba Bluetooth arba GSM pagalba prisijungia prie jūsų telefono ir jeigu jūsų robotukas iš jūsų sklypo dingsta, tai niekas be jūsų sutikimo naudotis jo negalės. Išmanesni robotukai turi sekimo funkciją ir nustatymus, kad jie šienauja tik tai jūsų sklype. Kai robotukas atsiduria toliau nuo jūsų sklypo, išsijungia ir šienauti nebus galimybės. Vienas didžiausių privalumų robotų yra minimali priežiūra. Iš tikrųjų, robotui su ašmenėlėm reikėtų keisti vieną kartą per mėnesį peiliukus, jeigu mes norim, kad būtų nuskusta žolė, su didesniais peiliais to daryti nereikia. Mūsų ekspertai rekomenduoja sezono pabaigai pristatyti robotuką į mūsų servizą profilaktikai, tai tokiu būdu mes atnaujinam programinę įrangą, pakraunam papildomai akumuliatorius ir sutepam visus reikalingus taškus. Kai specialistai instaliuoja robotuką, jie įkasa perimetro laidą į žemę ir jau po savaitės to laido nesimato ir tai užtikrina papildomą saugumą, kad tas laidas nebus nei nupjautas, nei pradurtas su aeratoriu, vėjapiu arba panašiai. Kai jūs įsigijat robotą, kai kurie robotukai turi iš karto sukomplektuotą instaliavimo rinkinuką, tai yra perimetro laidas ir koliukai. Tai jeigu instaliuojate patys, su to laidu reikėtų pesti perimetrą, kur šienaus jūsų robotukas, tai galit nesudėtingai padaryti pats arba kreiptis į mūsų ekspertus, kurie atliks šitą darbą už jūs. Prie sudėtingesnių sklypų arba didesnių mes visada rekomenduojam kreiptis mūsų specialistus, kurie su profesionalią įrangą užinstaliuos robotuką. Tai jokių būdų jūs nematysit nei perimetro laido, nei matysit koliukus ir bus užprogramuotas robotukas būtent pagal jūsų poreikį. Didžioji dalis robotukų servizo darbų dažniausiai atitenka dėl neteisingo instaliavimo. Tai visada atkreipkite dėmesį, ar jūs galit kokybiškai užinstaliuoti robotuką, arba geriausiai iš karto kreiptis į mūsų specialistus. Turim nemažai priedų robotukams, tai tokių kaip peiliukai, stogeliai ir panašiai. Stogelis nėra būtinas robotukui, jis pilnai apsaugotas nuo drėgmės, bet jeigu jisai kraunasi saulėtoj vietoj, tai geriau jį apsaugoti būtent nuo saulės, ne tik nuo lietaus. Dėl detalesnės konsultacijos visada patariu kreiptis į mūsų robotų ekspertus, kurie jūs kokybiškai pakonsultuos, apžiūrės jūsų sklypą, patars, kokį robotą teisingai pasirinkti. Visą mūsų robotų asortimentą galite pažiūrėti mūsų Rankės LT svetainėje arba gyvai mūsų fizinėse parduotuvėse. Taip pat galite pakonsultuotis telefonu arba elektroniniu būdu.